Vieną akimirką tu gali va tai va visko netekti. Taip greitai priklausomybės negalime išsivystyti, nesąmonę. Šventas Dieve, šventas galingas ir šventas amžinasis. Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. Šventas Dieve, šventas galingas ir šventas amžinasis. Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. Šventas Dieve, šventas galingas ir šventas amžinasis. Būk gailestingas mums ir visam pasauliu. Kai įėjau į vidų, buvo šiaip visai baisu. Taip nesinorėti tenais į akis žiūrėti. Čia žmonės kabinasi į gyvenimą taip, kaip gali. Alkoholis, narkotikai, lošimai, pornografija, masturbacija buvo normaliai gyvenime prišikta, tai va kaip čia tvarte, tai čia ta vieta, kur galiu paėmęs tačkę, mesti tą šūdą iš savo širdies ir žiūrėti, kaip aš šiandien reaguoju. Gerai, ką darysit? Šūdas rinkti. Jo, yra klientūros. Nu, kas dar? Sėd nedrąsus. Kas čia vyksta? Rimtai, mes dabar imsim šitą šiupelę, šitą mėšlą dabar mėšim. Mes tiesiog gyvenom šitos bendruomenės gyventojų ritmu. Kad paaugliai turėtų galimybę tiesiog pereiti visą ciklą. Valgyti tai, ką jie valgo, dirbti tai, ką jie dirba, bendrauti taip, kaip jie bendrauja, turėti ritualus, prisiliesti dar labiau prie šitų žmonių esmės. Klausimas paaugliam, o kokią buitį jūs norite turėti? Kokį gyvenimą norit gyventi? Palyginkit su tuo, kokią gyvenimo dieną dabar nugyvensi. Viena smegenų dalis taip sako, kad lemba reikėjo pabandyti, bet kažkaip tai neprisiverčiu savęs. Jis ir tą reiks, reikia. Kaip? Jis ir tą reiks. Vienas prie vienos karvės dėkit prie galvos ir stumpas. Davai, čia atėjau. Žinai, kaip aš čia, galima sakyti, vienintelis iš kaimo, tai atsipalaidavęs. Jau žinai, kas čia bus, žinai, ką daryti. Kaip gyvenimas? Parodė, ką reiškia darbas ne už pinigus. Nu taip, ne kažką. Vienas tau palaikys, o kitas turės perkirsti. Darbas iš tikrųjų, savanorystė apjungia. Viską dedam ten, kur mažiausias medienos toj pusėje yra, kad žinais būtų koks kvadratas likęs žinai. Nes pjūklas atsiranda visai. O, aš jau su šitu pjausiu. Ei, chibryte, čia reikia sutvarkyti viską, ką supjovėm ir ką sukapojom. Ir čia kastuvai irgi likę, kuriuos reikia nunešti ten, kur jie buvo. O čia nebegrįšim? Greičiausiai ne. O aš kirvius nunešiu. Labai gaila, norėčiau dar. Dar norėtum? Palikit mane tenais vieną lauke su to pjūklu, visą aš tą medieną pabaigsiu ir sunešiu. Nenorėjau tas mišęs eiti, nes nesu tikintysis. Pagrindinis dalykas, kuom čia žmonės gyvena, tai yra tikėjimas, darbas, maistas, malda. Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Dievo gailestingume vainikuojantis visa, kas yra ir dar bus. Pasitik tavimi. Dievo gailestingume žadantis pasitikėjimo, kai nematyti vilties. Pasitik tavimi. Sako, mes nusidėlį, mes kažkas, man netrodo, kad aš kažką blogo padariau, kad aš kad ir gal turiu kažkokių nuodėmių, bet aš, kažkaip man atrodo visiškai, kad, kaip toks nereikalingas dalykas, aš nesuprantu visiškai tų visų mišių ir to viso šnekėjimo, kalbėjimo, tų šventų raštų skaitimo. Aš manau, kad kažkokia, nežinau, kaip, tiesiog nesąmonė. Žmonės
Pasitelkia į tikėjimą, kai jie susiduria su sunkumais. Jeigu pas juos gyvenime viskas gerai, jie realiai, nemanau, kad tiki. Tame yra tiesos. Kai mums sunku, mes ieškom globos. Kaip vaikai mes būdami, mes suvokiam, kad mus prižiūri, mus globoja. Globoja tėvai. Kai mes suaugam, tas poreikis ir tas saugumo jausmas, kuris pareina iš stipresnio globos, jisai mūsų smegenyse gali būti užprogramuotas. Tikėjimas šitoje vietoje suteikia jėgų per kitą stipresnį asmenį. Tikėjimas yra apie tai, kad Dievas myli visus. Su visom mano nuodėmėm, visais paklydimais jis vis tiek myli. Koks žmogus taip myli? Nėra tokio žmogaus, o Dievas yra. Nes mes suteikėm Dievui šitą funkciją – mylėti mane bet kokį. Visiškai tikėti Dievu, kažkas koks stebuklas turėtų įvykti. Žmogus prisikelia arba kažkoks gyvūnas prieina prie mirštančio žmogaus ir jį visiškai išgydo. Karvė ar ten kokia avis, pavyzdžiui, tiesiog pradės su manim kalbėti, aš tiesiog nemanau, kad tapčiau tikinti, tai tiesiog galvočiau, kad pas mane viskas jau galvoja, tiesiog bėga šiza kažkokia. Toksai pirmas stebuklas, kuris mane paragino tikėti sakramentais. Aš pats tik 33 metų pasikrikštėjau. Man būtų kas nors pasakė, kad aš nerūkysiu, tai būčiau nusijuokęs, nes jeigu 4 cigarečių neturėsiu, aš neįsiu miegoti. Ir man brolis Gediminas sako, ką tu galėtum Dievui paaukoti? Kažkokią įdą ar nuodėmę. Sakau, aš net melstis nemoku, nei tėvė mūsų nieko. Tas rožinis, va, kaip mes dabar meldėmės, ne, tie karoliukai, man atrodė, bobučių kramtoškai, žinai. Einam į bažnyčią ir mes pasimeldžiam, tiksliau jisai pasimeldžia, aš tik kartuoju. Mane pradeda visą kratyti, aš pradedu dust. Pasidaro be galo baisu. Galvoju, įsivaizduojant, kiek aš debilas, kiek save įtikinau, va čia dabar. Ir net apsvaigau. Pareinu, sėdžiu, galvoju, reikėtų eit parūkyti, bet nenoriu. Ryte atsikeliam, kaip visi normalūs žmonės, kava, cigaretė. Aš kavą išgeriu, aš nenoriu rūkyti. Galvoju, nuo vakar dar liko. Savaitę nepraeina man ta euforinė būsena. Aš nueinu pas brolį Gediminą, sakau, klausyk, ar galėjo tai būt, kad aš savaitę nerūkau. Sako, jo, tik nesugalvok, sako, vėl iš naujo eksperimentuot. Va tau ir bobučių karoliukai. Jau 2 mėnesius neberūkau. Iš pradžių bandžiau, nepavyko, bet dabar susivokiu, kad blemba, ką aš darau. Nors ir tenai draugai aplinkui labai daug kas rūko, nėra tos tokios pagundos rūkyti vėl. Šaunuolis, jėga. Ne kazionį. Pigiau išeina. Snūzai? Pigiau išeina negu cigaretė. Ne, nieko gero tie snūzai. Tai dar nemeti, reiškia. Rūkyt mečiau. O snūzų ne. Nikotino priklausomybė vis tiek yra. Tai va, tai kai pilnai mesi, tada būsi dar laimingesnis. Džiaugiuosi, kad pats mečiau, susimąstai tada apie artimus žmonės, kurie dar turi priklausomybę. Turiu tokių draugų, kur ten žolę rūko, pradėjo LSD naudoti grybus. Sako, ne, aš ten narkomanas, aš nerūkau, čia viskas gerai, man nieko negali nuo to atsitikti. Ir su tėvais problemų, ir yra taip pat tėvai sugavę, ir vis tiek jau tėvai nebežino, ką daryti. Sužinojus, kad vaikas jisai bando, jis eksperimentuoja, tai pirmiausia, ką reikia daryti, tai suprasti, kas vyksta. Kokios priežastys, kokia vaiko aplinka, kokios medžiagos, be kažkokios panikos, be isterijos. Pirmiausia, reikia ryšio, kad vaikas bent jau komunikuotų, kalbėtųsi, leistųsi. Jis gali pasakyti, aš tai nieko nenoriu keisti. Visa paauglystė yra apie gyvenimo ragavimą. Ir mes sakom, va šito tu neragauk. Paauglys sako, kodėl? Mokyklose švietimu užsiima dabar tiek specialistų, kiek